Aš esu Marius iš Autoparts 24 komandos. Šiandieną jums parodysim kelis paprastus būdus, kaip pasitikrinti jūsų automobilyje pakaitinimo žvakes. Taigi prieš mūsų akis yra Audi A4 2005 metų su 2-litriniu pumpeduziu, liaudyje vadinama. Taigi mes turime 4 jau atjungtas pakaitinimo žvakes. Pirmas būdas, kurį jums parodysiu, tai yra testerio pagalba. Jums reikės pačių paprasčiausių testerio. Būtų gerai, kad jis turėtų pipsėjimo funkciją. Tai yra, kai suglaudžiame juodą su raudonu laidu, jisai rodo trumpą ir pipsi. Taigi vieną testerio galą dedame geriausia prie minusinio gnybto. Ir kitą galą dedame prie pačios žvakės viršūnės. Žvakė gera. Pirma žvakė irgi gera. Trečia žvakė irgi gera. Kalbam apie tai testeris. Antrasis būdas, tai statome ant ampero, kišame į kitą lizdą, prie pliusinio gnybto dedame vieną kojelę ir analogiškai prie žvakės viršūnės. Ir žiūrime. Kuo žvakė labiau kaista, tuo jai mažiau reikia elektros srovės. Antra žvakė veikianti, pirma žvakė. Taipogi veikianti. Trečia žvakė. Taipogi veikianti, kuo labiau šyla, tuo varža labiau krenta. Trečias būdas, kurį noriu parodyti jums. Jums reikės pačio paprasčiausio laido ir bet kokios 12 voltų lemputės. Nusižievėjom vieną laido galą, nusižievėjom kitą laido galą. Taigi, tikrinimas vyksta taip. Vieną laidą prijungiame prie pliusinio akumuliatoriaus gnybto. Tada įmama lemputė ir lemputės galą priliečiame prie žvakės. Lemputė šviečia. Dar vienas pats primityviausias ir mažiausiai informatyvus būdas, tai yra paliekame laidą ant pliusinės klemos. Kitą laido galą taipogi turime ir per žvakutę. Jeigu kibirkščiuoja, vadinasi kontaktas yra.